The world is marching into the future, faster, with shorter windows to make an impact. As leaders, we must learn to keep up. We must learn the art of the shift. We must learn to be agile and courageous, to dream bigger and reach for more. This year at Live to Lead, you will learn how to shift. Because we need leaders who aren't just reacting to moments, but responding to opportunities. Carly Fiorina will teach you the art of recognizing the opportunity for a shift. Daniel Pink will teach you the art of knowing the right time to make a shift. Deborah Searle will teach you the art of courageously choosing to make the shift. And John C. Maxwell will teach you what kinds of shifts every leader needs to make. This is a day you won't want to miss. Join us at Live to Lead. The world is marching into the future, faster, with shorter windows to make an impact. As leaders, we must learn to keep up. We must learn the art of the shift. We must learn to be agile and courageous, to dream bigger and reach for more. This year at Live to Lead, you will learn how to shift, because we need leaders who aren't just reacting to moments, but responding to opportunities. Carly Fiorina will teach you the art of recognizing the opportunity for a shift. Daniel Pink will teach you the art of knowing the right time to make a shift. Deborah Searle will teach you the art of courage. Sveiki gyvi, senai nesimatėme su jumis pinigologijos laidoje ir grįžtame štai po atostogų. Pinigologijos laida vėl gyvame eteryje. Sveikiname tuos, kas prisijungėte prie pirmosios laidos po trumpas pertraukėlės. Mano vardas Jurijus Clavas ir tai yra laida Pinigologija, kurią rengėme Starfish Academy organizacijos vardu. Mūsų įmonės Starfish Academy misija yra padėti žmonėms siekti finansinės laisvės ir tapti finansiškai nepriklausomais dėka verslo ir arba investavimo, bet tuo pačiu gyvenant ir harmoningą gyvenimą. Ir tai mes siekime daryti, būtent sukurdami aplinką, kur tie žmonės gali mokytis kartu, gali dalinti savo patirtimi ir padėti vieni kitiems bendrai daryti bendrus veiksmus, tame tarpe ir tokius, kurie padeda kurti kitokios kokybės pajamas. Na, o laida Pinigologija prisideda prie Lietuvos gyventojų finansinio raštingumo lygio didinimo ir to pačiu, aišku, irgi suteikiu jums idėjų, kaip galėtumėte link tų kitokios kokybės pajamų judėti. Kaip ir kiekvienoje laidoje mes turime tam tikrą temą, kurią su jumis panagrinėsime, apžvelgsime ir žinoma po to bus klausimai, atsakymai, kur jūs galite užduoti klausimus. Mačiau, kai kas jau tai padarėte. Ir jeigu kažkas norėtumėte pasižiūrėti ankstesnėsias laidas, visą laiką galite jas rasti tiek mūsų YouTube kanale, tiek Facebook'o puslapyje, tiek ir mūsų Starfish Academy puslapyje starfishacademy.lt. Tai jeigu kokius šnypšė, sako kažkas tai, garso nėra, rašo Evaras, vieną sekundėlę, tai patikrinsime, kaip dabar su to garsu pas mus bus. Vieną minutę. 1, 2, 3. Ar gerai girdisi dabar? Ar gerai girdžiuosi? Patikrinsiu pats, kaip girdžiuosi ant telefono. Na, lyg ir bent jau pačiam man girdisi gerai, tai turėtų girdėti. Aivarai, gal paspatė tiesiog kažkas su ryšiu yra, pamėgink iš naujo prisijungti prie laidos. Jeigu kažkas kitas apart Aivaro, kai žiūrite laidą, mane girdite, tai duokite komentaruose kažkokių signalų, kad su ryšiu viskas tvarkoja ir girdite mane gerai ir galėsime tęsti laidą. Tai šios dienos tema pas mus yra kaip tik apie tai, kas kartais pamirštama, nors atrodytų senovėje tikrai buvo populiaru ir naudojama ir ypač versle ir investavime iki šių dienų kartais naudoja kai kurie žmonės, bet kartais visgi žmonės nepagalvoja apie tokias galimybės, kaip gali gauti tai, ko jiems reikia, bet ne visą laiką mokėdami pinigais. Žinoma, tai yra ne kas kita kaip mainai. Mainai, kurie gali būti įvairūs, gali duoti galimybę jums kažką tais gauti už mažesnę kartais kainą, kai kartais iš vis ne kainą, o pasiūlant kažką tais kito mainais. Ir anksčiau, kai pinigų kaip po tokių nebuvo,
Tai jokių problemų žmonėms nebūdavo, nes tai buvo natūraliausias būdas, kaip jie tai darydavo, ir tie natūriniai mainai, arba kitaip dar vadinamas barteris, būtent tokį žodį šiandien noriu jums pristatyti Starfish žodyno rubrikoje. Tai yra sistema, mainų sistema, kai yra nenaudojami pinigai kaip tarpininkai, o tiesiog kažkas tai vienas turi daiktą, prekę, paslaugą, kurios reikia kitai pusiai, ir kai jie susitarė, atitinkamai kita pusė apsikeičia tiesiog paslaugomis arba prekėmis, neįvardijant, nebandant matuoti kainą, nes vertė, kurią jie apsikeičia, iš tikrųjų tai yra tiesiog apsikeitimas verte, tokiu atveju yra priimtina abiem pusėm. Ir apie tai mes pakankamai daug kalbame Starfish Academy mokymuose, gyvuose mokymuose, ir vienose iš jų intensyviuose mokymuose pažengusiems netgi visą dieną skiriame tam, kad praktikuotis būtent tokio įgūdžio, kuris yra tikrai neįkainamas, kai jūs jį sugebate įvaldyti ir naudoti tiek versle, tiek investavime. Ir štai čia kaip tik yra atsakymas į tai, ką dažniausiai žmonės savo turi kaip vieną iš priežasčių, dėl ko neinvestuoti. Tai yra, kad man reikia pinigų tam, kad aš galėčiau pradėti investuoti. Na, kad ir tarkime į tą patį nekilnojamąjį turtą. Dažniausiai, ko gero, tenka girdėti priežastis, dėl kogi žmogus dar neinvestuoja, nors atrodytų gal jam ir įdomi tas rytis, neturiu pradinio kapitalo, reikia pinigų, kad galėčiau įsigyti vieną arba kitą nekilnojamą turto objektą. Tas pats, ko gero, galioja bet kokiai investicijai, priklausomai tiesiog nuo žmogaus apskritai gyvenimo lygio. Tokį patį argumentą galėtumėte išgirsti, jeigu žmogus kalbėtų apie investicijas į vertybinius popierius, į P2P, žaliavas, į ką tik tais norite. Lygiai taip pat ta pati priežastis dažnai vyrauja dėl to, kai žmogus sako, aš noriu pradėti verslą, bet neturiu pradinio kapitalo. Tai iš tikrųjų, jeigu jūs sugebate įvaldyti šį neįkainojamą įgūdį, tai yra savo kažkokios kitos kuriamos vertės pagalba pritraukti investicijų arba gauti tai, ko jums reikia, atitinkamai atsiveria visiškai kitokios galimybės tiek jūsų verslo, tiek investavimui. Ir vienas iš atsakymų, kaip galima investuoti be pinigų, tarkime, tą patį nekilnojamą turtą, jeigu jūs turite pasiūlyti mainais tai, kas yra vertė kitai pusiai, šituo atveju tai gali būti, tarkime, jūsų turimos žinios, jūsų gebėjimai, kurie padeda atrasti gal pelningesnį sandorį, jūsų tam tikri darbai, kuriuos jūs galbūt galite padaryti tame nekilnojamo turto objekte, na, sakykime, remontas arba administravimas arba išnuomojimas į brangiau negu pats žmogus kitas galėtų tai padaryti. Štai tai yra ta vertė, kurias galite pasiūlyti mainais už kitos pusės turimus pinigus. Ir tokiu būdu pradėti investuoti į nekilnojamą turtą. Ir ne tik nekilnojamą turtą, neturėdami piniginių resursų, bet turėdami kai ką kito, ko reikia kitai pusiai. Tokiu būdu barteris leidžia jums kaip tik tai ir pasiekti. Mes apie tai, kaip ir minėjau, tikrai nemažai kalbame gyvuose. Taigi mainai yra tai, ką tikrai reikia mokėti daryti ir nuolat galvoti apie tai, kalbant ypač apie investavimą. Nes kitų žmonių pinigų pritraukimas už pažadą, beje, mainai, sakykime, gauti tam tikrą didesnę grąžą, jeigu jie pasinaudoja jūsų turimomis žiniomis, atitinkamai irgi yra ne kas kitas kaip mainų pavyzdys. Ir tą daro nuolat ir profesionalus, ir dideli investuotojai, ir fondai investiciniai iš principo tą patį daro. Tad jūs nešate į juos pinigus ir dedate tuos pinigus dėl to, kad mainais už jūsų pinigus jie garantuoja jums kažkokį tais rezultatą, kurio galbūt patys vieni jūs negalėtumėte pasiekti. Bet lygiai taip pat ir jūs galite pasiūlyti kažką tais privatiem investuotojams, verslo partneriams už tai, kad jie turi pinigų, kas gali padėti jiems gauti rezultatą. Trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtame į gyvą eterį ir kaip tik pasižiūrėsime, kokių klausimų šiandien jūs turite pradžiai mokslo metų, rugsėjo mėnesį, kas susikopė galbūt pas kažką tais per vasarą, kas galbūt išlindo dabar kaip klausimas iš to, ką mes aptarinėjome. Žinau, kad vieną klausimą jau yra. Ir štai ir dar vienas klausimas yra. Ir atitinkamai pasižiūrėsime, kokie jie yra ir aišku, jūsų laukia prizas. Koks tas prizas, aš jį toj parodysiu netrukus po trumpos reklaminės pertraukėlės, bet jį jau esu numatęs. Taigi, trumpa pertraukėlė ir grįžtame į gyvąjį pinigologijos eterį. The world is marching into the future, faster, with shorter windows to make an impact. As leaders, we must learn to keep up. We must learn the art of the shift. We must learn to be agile and courageous, to dream bigger and reach for more. This year at Live to Lead, you will learn how to shift, because we need leaders who aren't just reacting to moments, but responding to opportunities. Carly Fiorina will teach you the art of recognizing the opportunity for a shift,
Daniel Pink will teach you the art of knowing the right time to make a shift. Deborah Searle will teach you the art of courageously choosing to make the shift. And John C. Maxwell will teach you what kinds of shifts every leader needs to make. This is a day you won't want to miss. Join us at Live to Lead. Turėjome atsigauti su ryšiu, tuoj pasižiūrėsim, ar taip ir yra. Kasgi dabar čia man. Aha, taip, atsigavau, berods su ryšiu, puiku. Taip, pirmiausia klausimas, kurį uždavė dar prieš pat laidą, uždavė klausimą Raimondas Pūras. Sveiki, ar kaupsite pensiją pagal paskutinę reformą 2+2+2, kurią patvirtino vyriausybė? Manau, kad aktualus ir geras klausimas, Raimondo. Tai pirmiausia, tik tais ne 2+2+2, nes 2+2+2 iki šių dienų galioja, tai ten kitokios atsiras šiek tiek proporcijos tų investicijų ir nebebus 2+2+2, bus ten berods 3+1,5 ir panašus dalykai. Bet atsakant į klausimą apskritai, ar kaupsiu ir ar kaupiu, tai iki šių dienų kaupiau. Ar aš labai stengsiuosi ten įdėti daug pastangų, kad iš to gauti daugiau? Na, greičiausiai slypi atsakymas pačiame tame, ką mes ir matome. Jau dabar turbūt trečią kartą matome pakeitimą pensijų sistemos į vienokią ar į kitokią pusę. Ir štai pavyzdžiui tai, kas buvo žadėta, kad atitinkamai tie, kas naudojasi maksimalia pensijų reformos forma, pensijų sistemos forma iki šios dienos, kuri galioja, tai nuo 20 metų valstybė prididinės daugiau, nebe 2-3,5%, jau lieka neišpildyta, atitinkamai kiti dalykai irgi gali vėl būti pakeisti. Ir aš vietoj to, kad labai smarkiai stengtis gauti naudos iš pensijų sistemos, labiau rinkčiausi tuos instrumentus, kuriuose visgi aš jau pats galiu kontroliuoti tą pensiją, kurią aš turėsiu. Ir štai investavimas į instrumentus, kurie gali duoti pasyvias pajamas tada, kai aš noriu, ir turėti kontrolę tų pasyvių pajamų dydžio, mano galva yra geresnis pasirinkimas. Tai kad ir tas pats nekilnojamas turtas, į kurį investuojant jūs turite galimybę gauti pasyvias pajamas ir netgi kontroliuoti tą srautą, pagerindami nekilnojamą turtą, pakeisdami investavimo strategiją ir taip toliau, mano galva yra gerokai geresnis pasirinkimas negu tikėjimasis vėl prikaupti pensijos ir po to galiausiai negauti to, ką turėjote gauti, nes valstybė vėl pakeitė kažkokį tais savo pažadą arba požiūrį į tai. Bet žinoma, jeigu yra mokama valstybės iš biudžeto kaip dovana jums, tai kažkokią tais dalį tų pinigų atitinkamai tam vertėtų duoti. Tačiau šiais metais dabar pasikeis ir tai, kad jeigu jūs pasirinksite visgi naudoti tą minimalią sistemą, tai jums turėtų padidėti šiek tiek atlyginimas. Jeigu gaunate jį oficialiai ir dirbate kaip samdomą darbą, tai turint žinių, galbūt kaip tik tas padidėjimas galėtų leisti jums investuoti į kitokius instrumentus ir susikaupti tą pensiją patiems. Tokių instrumentų tikrai yra Lietuvoje, dabar atsiranda vis daugiau instrumentų, kuriuos galite rinktis kaip alternatyva tiem patiem investiciniam fondam, kurie iš esmės yra pagrindas pensijų sistemos, kurie yra nesodros. Tai tų pasirinkimų yra, ar tuos pinigus verta, sakykime, nukreipti papildomai, vėlgi naudojantis tą maksimalią pensijų sistemos formą. Jums spręsti, jeigu neturite daugiau žinių, kaip uždirbti savo pensijai, tuomet tikrai verta, atitinkamai naudositės bent jau kažkokią tais dovaną iš valstybės. Kol kas, ar jinai bus visą laiką, ar vėl pasikeis, neaišku, bet mano manimų, kad visgi geriau yra skirti daugiau laiko ir dėmesio įgyti tų žinių, kurių pagalba jūs tuomet nebūtumėte priklausomi nuo valstybės sprendimų, ar jie ten vienokie ar kitokie yra, štai dabar vėl pakeičia sistemą, po to žiūrėkite, gal dar ir pensijinį amžių nuspręs atitolinti ir visą tai jums tiesiog visą laiką kels grėsmę, kad jūs būsite situacijoje, kai jums nuo kažko kito reikės priklausyti. Tad vietoj to geriau rinktis investuoti į žinias, kurių pagalba atitinkamai jūs galėsite patys susikurti savo pensiją tokią, kokią norite ir kas svarbiausia, tada, kada norite. Tai tikiuosi atsakiau Raimondai į klausimą, dabar pasižiūrim, kokių klausimų mes turime dar, sekundėlę man čia kažkur video nusimušė, mano transliacijos, to aš jį atsidarysiu telefone
ir galėsim pasižiūrėti. Mačiau, kad buvo dar berods Aivaro klausimas. Taip, sekundę. Pasižiūrime. O, daugiau klausimų yra. Puiku. Tai pirmiausia, Aivaro klausimas. Man įdomus dalykas, patar, kokius siūlytum mainus man, kaip NT brokeriui siūlyti kitiems, nematau gaila pilno, pamėginsim per kitur pasižiūrėti, pilno komentaro kažkodėl per telefoną. Vieną minutėlę. Priminu beje kitiems, kad galite uždavinėti klausimų. Štai čia mūsų komentarų laukia po video, o aš pamėginsiu per kitur šiek tiek pasižiūrėti. Va, parodė. Gerai. Taigi, kitiems norint gauti kitokių paslaugų ar prekių, kadangi su NT esi daug susidūręs, gal turėsi kokių idėjų. Geras klausimas, Aivarai, vėlgi, aišku, mano galva priklausytų nuo to, kokių tų paslaugų ar prekių norėtum gauti. Na, kaip minimum, tai beje gali būti vienas iš būdų, kur tu gali investuoti. Pats, turėdamas tam tikrų žinių ir siūlydamas savo pagalbą žmonėms, randant arba parduodant arba perkant jų objektą, gali ieškoti taip pat ir galimybę savo investuoti kartu. Vienas iš variantų, kaip tai padaryti konkrečiai, kad nesikirsti su etika, brokeriu ir taip toliau, čia aišku jau tu geriau žinai, bet mano galva tikrai galima pagalvoti ne tik tais apie tai, kaip uždirbti komisinį, bet kaip ir netgi įeiti į bendradarbiavimą su žmonėmis, tais, kurie perka būtent investavimo tikslais, aišku, ne savo. Visa kita vėlgi priklausoma nuo to, kokių tau prekių reikia, nes galbūt žmogus, pavyzdžiui, kuris parduoda butą, galbūt jisai yra, sakykime, atstovas kažkokios įmonės, kuri kaip tik tau yra reikalinga. 1, 2, 3. Nu va, turėjome atsigauti dabar. Su ryšiu turėtų būti geriau. Aha, puiku. Tai pakartosiu, nes nežinau, kurioje vietoje nutrūko, Aivarai, atsakant į tavo klausimą, viskas priklauso nuo to, ką tas žmogus, kuris tą butą pardavinėja, gali tau pasiūlyti. Nes juk gali gauti mainais kažką tais, ką jisai gali tau pasiūlyti kaip savo prekes arba paslaugas, vietoj to gavimo tiesiog pinigais komisinį. Kokių tau prekių ar paslaugų reikia? Taip, turėtų tuo ryšys atsigauti. Bent jau man taip atrodo, kad turėtume tuo atsigauti. Kaip dabar? Turėtų ryšys būti geresnis dabar. Bent jau man rodo žaliai viską. Ok, dabar turėtų būti gerai. Tai dar kartelį trumpai, Aivarai, pakartoju trečią kartą atsakymą į tavo klausimą. Jeigu ta pusė, kuri naudojasi tavo paslaugomis, tarkim, nori nupirkti arba parduoti būstą, turi kažką tais, ko tau reikia, na, galbūt jie yra tam tikros įmonės atstovai, galbūt jie siūlo tam tikras paslaugas, kurių tau reikia. Kokių jų, nežinau, čia priklauso nuo to, ko tau reikia. Medicininės paslaugos, nežinau, ten konsultacijos, kokios nors klausimais tais, kurios tau yra aktualios. Tai yra kaip tik tai, ką tu gali gauti mainais už savo paslaugas kaip brokerio. Tai vienas iš variantų. Kitas, aišku, kaip ir minėjau, netgi pagalvoti apie tai, kaipgi panaudoti savo paslaugas, atrandant būdų investuoti kartu su tai žmonėmis, kurie ieško, tarkime, objektų investicijai. Tai tikiuosi, kad šios idėjos kaip tik gali būti tai, ko pasinaudoti. Tai čia reikėtų tau tiesiog susidaryti sąrašą, kogi tau reikia. Ir tuomet, kai atsiranda naujas klientas, pavyzdžiui, pas tave ateinantis, ieškantis brokerio paslaugų, tu gali pasakyti, kad esi atviras ne tik tais komisinėms, bet ir tai, kuo jisai gali būti tau naudingas. Ir jeigu jisai pataiko į tuos dalykus, kurie tau reikalingi, štai tau ir vieta, ką gali gauti. Taip, Martynas klausia, ar gali trumpai papasakoti apie offshore'inės įmonės, pasidalink savo įžvalgomis, mintimis, nuo kokios metinės apyvartos galvoji, kad verta pradėti dirbti per offshore'inę įmonę, labiau neklausimas, čia jau tiesiog prašymas pasidalinti savo mintimis. Na, atvirai pasakysiu, aš offshore'inės įmonės neturiu, todėl kažkokios praktinės patirties šitoje vietoje nepasakyčiau. Na, jeigu skaityti estišką įmonę kaip offshore'inę, nes mūsų Starfish Academy motininė įmonė yra Estijoje, šiaip irgi, aišku, dėl mokestinių sumetimų, kadangi Estijoje yra kitokie įstatymai ir atitinkamai pelnas, kuris yra paliekamas įmonėje dirbti toliau ir investuojamas, jisai nėra apmokestinamas. Tai aš sakyčiau, kad reikėtų daugiau į tikslingumą to žiūrėti, ką jūs norite to pasiekti. Tai yra, kodėl jums reikia tos offshore'inės įmonės ir atitinkamai, jeigu
renkate šalį kažkokią offshore įmonį, tai ką jūs sutaupysite su tuo? Kiek jūs sutaupysite tų mokesčių, nesgi dažniausiai renkatės, ne dažniausiai, bet praktiškai vienintelė priežastis yra dėl mokestinės aplinkos. Tai vėlgi, kiek jums kainuos tos įmonės administravimas, įkūrimas ir ką sutaupysite. Tai čia nėra taip, kad nuo tam tikros apyvartos, nes viskas priklauso nuo jūsų norimų sutaupyti kiekio. Aš sakyčiau taupiau taip, bet kartais nereikia tokių ir didelių kažkokių offshore ieškoti variantų, nes Estija jau turi geresnį mokestinę aplinką, netgi Latvija tam tikrą prasme turi geresnį mokestinę aplinką negu Lietuva, kai kuriais atvejais ir pakanka tiesiog įmonį įkurti kaiminėje šalyje mūsų, negalvoti apie jau tas tokias tikrasias offshore'inės šalis. Bet kažkokios kitos, sakykime, detalios informacijos iš savo varpinės negalėčiau pasakyti, nes mes nenaudojame offshore'inių įmonių, bent jau kol kas nematome tam tikslo, pakanka štai turėti estišką variantą. Taip, žiūrime, ar dar yra klausimų. Gyvenant. Gal galėtum patikslinti, Martynai, ką reiškia gyvenant? Kas yra gyvenant? Ar gali trumpai pakomentuoti Estijos mokestinės sistemos privalumus prieš Lietuvos? Tai vienas iš dalykų, ką minėjau, yra tai, kad Estijoje yra neapmokestinama PVM, net atsiprašau, ne PVM, pelno mokesčių įmonės pelnas, jeigu pelnas yra paliekamas įmonėje. Tai Lietuvoje jūs mokate automatiškai 15%, Estijoje mokate 15% tik tokiu atveju, jeigu pelnas yra išmokamas. Kaip dividendas tiksliau ne 15, pas juos 20%. Bet jeigu paliekate įmonėje, tuomet atitinkamai jis nėra apmokestinamas. Antras dalykas yra tai, kad įmonės vadovas, sakykime, vadinamas pas juos ten, kaip ir tarybos narys, jisai neprivalo gauti atlyginimą. Tai yra, jam nebūtina mokėti atlyginimą. Kaip Lietuvoje, sakykime, UAB atveju jūs turite būtinai direktoriui mokėti atlyginimą, tai Estijoje to nebūtina daryti. Tai vat, kaip minimum šitie du dalykai yra tai kuo mes naudojamės turėdami įmonę Estijoje legaliai teisėtai ir atitinkamai sutaupyti galite pakankamai nemažai tokiu atveju. Yra greičiausiai ir kitų, bet čia galėtų atsakyti daugiau jau mano verslo partneris, kuris atsakingas už Estijos mūsų rinką ir įmonės vystymą, bet turėdami įmonę, sakykime, Lietuvoje ir Estijoje, jūs jau galite su šito dalyku žaisti, jūs galite spręsti, kur jūs norite turėti daugiau pelno, kur turėti mažiau pelno, tiesiog varijuodami tarp skirtingų įmonių apyvartų ir kurio šalin deklaruoti tą pelną galite nuspręsti tokiu atveju. Na ir pelnas, PVM atitinkamai Estijoje irgi 1%, bet vis tiek yra mažesnis, tai ten 20% PVM yra, ne 21%. Štai tokios bent jau minimaliai Estijos ypatybės lyginant su Lietuva. Daugiau reikėtų jau klausti Estijos buhalterių ar Lietuvos buhalterių. Ką galėtume padaryti, jeigu reikėtų plačiau šitos informacijos kažkam pateikti, tai galėsime tai aptarti kitose laidose. Ok, matau, kad laikas mūsų laidos eina į pabaigą, dar turime keletą minučių, tad jeigu turite dar klausimų, galite juos užduoti. Martynai, dar vis laukiu patikslinimo, kas yra gyvenant, nes nelabai supratau, ar čia susijęs su klausimu dėl offshore, ar dėl ko, nes nelabai kol kas aišku, ką reiškia tas gyvenant. Tai jeigu yra galimybė patikslink. Jeigu ne, tuomet mes artėsime į pabaigą ir aš to išrinksiu prizo nugalėtoją. Na, tuo tarpu noriu anonsuoti, kad visiškai netrukus po 20 minučių mes pratęsime pinigologijos laidą, tik tais jau uždaroje grupėje, jinai vadinasi Pinigologija 2.0 ir skirta Starfish Academy online bendruomenės nariams. Ta narystė yra mokama, simbolinė kaina šiek tiek mažiau negu 5 eurai ir jau mes joje gvildename gilesnius klausimus, kaip tik šiuo metu einame per kursą asmeninių finansų magistras, kuris tęsiasi metus laiko, tad jeigu esate toj grupėje ir dar nežiūrėjote ankstesnių pamokų, galite rasti irgi archyve. Jeigu norite prisijungti dabar, lygiai taip pat galėsite pasižiūrėti ankstesnius įrašus ir prisijungti prie kurso nuo dabar, tad galite tai padaryti nuėję tiesiog į svetainę pinigologija.lt /narystė ir pasirinkę būdą, kuriuo patogu jums apmokėti bei gauti štai visas šitas naudas, kurias matote šiandien čionais. Tai yra tiek webinarų įrašus, kuriuos mes darome kartą per mėnesį, tiek ir Pinigologijos 2.0 mano minėtas laidas, kartą per mėnesį vykstančią klausimų atsakymų sesiją bei ypatingus pasiūlymus skirtus tik online nariams dalyvauti mūsų kituose gyvuose mokymuose arba įsigyti mūsų online kursus. Taigi pinigologija.lt /narystė yra tai, kur jūs galite to pasinaudoti be jokių įsipareigojimų.
įsipareigojimų, kadangi bet kada galite narystę nutraukti, jokių įsipareigojimų nėra, bet štai tos naudos, kuriomis galite pasinaudoti, joje kaip tik buvo jūsų ekrane. Taip, vidinio rato narių, žinoma, čia Aivarai jau dar geresnis žingsnis ir rimtesnis, tik tais iki jo reikia praeiti tam tikrą procesą ir vidinio rato nariams, aišku, ir online narystė ir visi kiti mūsų duodami mokymai ir kursai jau yra įskaičiuoti į tai, todėl būtent tenais ir labiausiai apsimoka. Gerai, tai noriu išrinkti nugalėtoją šios dienos, iš Martyno dėja nesulaukiau patikslinimo. Tai nugalėtojas šiandien gali būti arba Aivaras, arba Martynas, arba Eimantas, arba, pamiršau dabargi vardą, to patikslinsiu kolegą, kuris dėl pensijų klausė. O jo vardas buvo... Nerandu dabar kolegos vardą, kuris dėl pensijų klausė, nes šiaip jau jį norėčiau apdovanoti šio prizu. Kaip tik tikiu, kad tai suteiks jam idėjų, kaip naudotis kitokiais būdais kaupti pensiją, negu tik tais pasitikėti valstybę. Raimondas Pūras. Tai Raimondai, nežinau, ar žiūri dabar šitą laidą gyvai, ar žiūrėsi jos įrašą, bet kuriuo atveju tau norėčiau įteikti prizą, knygą, mūsų ką tik išleistą su Aurimu kartu Levicku knygą Investavimo į nekilnojamą turtą paslaptys. Ši knyga yra kaip tik apie tai, kaip pradėti investuoti į nekilnojamą turtą arba kaip jau investuojant į ten gauti didesnę grąžą. Ir aš tikiu, kad čia kaip tik atrasi idėjų, kaip galima ir kitaip susikurti savo tą pensiją, kitokią pensiją. Tad dėl šios knygos atsiėmimo tiesiog brūkštelk į Starfish Academy Lietuva Facebook'o puslapį ir mes susiderinsime, kaip tą knygą tau pristatyti. Būtinai parašyk, kad galėtume sutarti, kaip ją pristatyti, o tiem, kas galbūt dar neturite šios knygos, tačiau norėtumėte ją įsigyti, primenu, kad galite tai padaryti jau ir knygynuose, ir Vagos knygynuose, ir Pegaso knygynuose, ir Maxima beros, netgi, kiek žinau, turėtų jau būti, arba tiesiog nueiti į svetainę ntpaslaptis.lt, /knyga ir ten turėsite galimybę pasinaudoti šios knygos įsigijimo galimybę, bei pradėti mokytis investavimo nekilnojamą turtą arba pagilinti savo žinias. Tai tiek šiandien pinigologijos laidoje viešoje, o tų, kas esate onlineriai, laukiu po 15 minučių, susigirdėsime su jumis uždaroje grupėje, kur pratęsime asmeninių finansų magistro kursą ir žinoma, tai irgi bus vieta, kur galėsite dar užduoti ir savo klausimus. Na, o kas norėtumėte paskubėti ten prisijungti, primenu, kad galite padaryti tai nuėję pinigologija.lt, /narystė ir po 15 minučių tuomet galėsite dalyvauti pinigologijos 2.0 laidoje. Na, bet kuriuo atveju tie, kas galbūt to jau padarėte, susigirdėsime su jumis kitą savaitę. Tuo pačiu metu 6:30, kaip jau visą laiką vėl bus viešoji pinigologijos laida ir taip pat su online nariais susigirdėsime po 15 minučių, po 7:15 kiekvieną pirmadienį pinigologijos 2.0 laidose. Linkiu Jums geros savaitės pradžios, dar pasidžiaugti tikrai šiltų rudens pirmadienių ir tikiuosi ne tik pirmadienį, bet ir dar visą šitą savaitę ir susigirdėsime netrukus. Sėkmės.